Aš labai myliu Palangą. Tikrai. Kurortas, kuris per daugiau nei 30 metų pasikeitė neatpažįstamai. Todėl šitas nuolatinis inkštimas ir purvo pilimas užkniso juodai. Na kągi, vėl reportažas iš Palangos, kur nėra dušų, tualetų, suoliukų, seni suoliukai. Ką šiandien deginsim ant laužo? Visi juokiasi. Tai pradėkime. Po to, kai su liūdnai pagarsėjusiu Karbauskiu nepaėjo sukurti naujo tautinio kostiumo, Juozukas sublizgėjo Rusijos televizijose. Aš tiesiog menininkas, tai aš galiu kartais biškučiuką ir nusišnekėti. Kaip aš galiu nutraukti ryšius su Maskva, kur aš turiu daug draugų? Po Krymo okupacijos stebėjosi Juozukas. Kieno Krymas? Aš ne politiškas, žinokit, žmogus. Aš už tai, kad visi gyventų taikoje, draugystėje ir grožyje. Kieno Krymas? Labai sudėtingas klausimas nepolitiškam Juozukui. Kieno Krymas? Taip. Rusijos dabar. Dabar Rusijos. Ar tu pritari Krymo okupacijai? O Dieve, būkit geri, duokit ką nors apie fasonus. Aš nelabai nusimanau. Sunku. Ir dažniausiai labai drąsiai besireiškiančiam Juozukui tiesiai išmekenti neišeina. Nes yra klausimas. Aš žinokit, pasakiau tą, ką pasakiau, o toliau aš jų nenoriu sakyti, nes tiek šūdo ant manęs užkrito, kad aš vos... Nors kitais klausimais nepolitiškas Juozukas pila srutas iš peties. Lietuvoje žmonės tik ėda. Mes esame be skonio. Emigruoti turi visi, nes čia be proto sunku. Visai nepolitiškas Juozukas ploja vėgėliai, kuris besiruošdamas naujiems rinkimams bando suvienyti Orlauskus, Tutkus ir homofobus gražulius. Kaip žmonės ištroškia tos vienybės. Pats svarbiausias dalykas tų dešiniųjų patriotinių jėgų vienybė. Instagrame puikuojasi dar vienas įstabus nepolitiško Juozuko melas. Beveik 1 milijonas sekėjų. Bet iš 1 milijono geriausiu atveju po genialiai su rašyba prasilenkusiais postais puikuojasi maks 26 komentarai. Juokinga, man tai tik graudus savimylos spektaklis. Senos būdos nuo tarybinių laikų. Nieko gero neatsirado ir oras dėja šypso. Sakysite, kritika nepatinka. Kancelinimo kultūra? Taip, tai melo kancelinimo kultūra, kurią aš propaguoju. Jei kritika būtų nesumeluota ir pagrįsta, valio, bet nuolatinis purvo pilimas tampa nepakenčiamu dvoku, kuriuo pradvoko ir pats brilikais ir ordinais apsisakstęs nepolitiškas Juozukas. O reguliar užtenka.